kiekviena moteris nusipelno gauti tą pokalbį ir gauti teisingą informaciją, ne mitus, ne kad hormonai lygų vėžys. Tai dabar pagalvokim. Moteris galvoja, hormonai vėžys, bet, pavyzdžiui, skydliaukės problemos, tai, pavyzdžiui, hipoaktyvitas kelia. Labai mes pavyzdžių naudojosi savo konsultaciją. Skiriant tiroksiną, tai irgi hormonas. Tai diabetas, skiriam insuliną, irgi hormonas. Tai aš labai mėgstu va šitus du pavyzdžius, kur tikrai žmonės nedrįsta ginčytis, ne, kad šitom ligom reikia tikrai gersiu, reikia insulino, tikrai leisiuos į paodį kiekvieną dieną, ne? O kai mes kalbam, ar reikia gydyti depresiją, tai labai dar daug reikia pasiginčyti. Ar reikia koreguoti perimenopauzėje hormoninį dalyką? Labai. Kažkodėl čia turi būti stipri. Moteris šiaip per mėnesį moters organizme 4 kartus vos ne kardinaliai pasikeičia hormoninė pusiausvyra. Tai jau yra iššūkis būti moterimi ir išlikti stabilia ir kažkokiam tai darbiniam nuoseklume gyvenime. Ant viršaus ateina gyvenimo ciklas, ne, perimenopauzė. Tai vyksta dar tavo mėnesio ciklas ir pradeda jau vykti tas 10 metų etapas. Turiu tokią darbinę frazę, šiandien irgi galiu pasidalinti. Pati geriausia liga, kurią galite susirgti, tai ir yra depresija. Be jokios ironijos, nes jinai nerodo nieko blogo. Jinai kviečia atsisukti į save. Ir kartais depresijos fone moteris padaro tokį pokytį, kad aš joms pavydžiu, aš nepavydžiu joms depresijos, bet aš joms pavydžiu to savęs atradimo. Mielos moteris ir jas bandantis suprasti ir perprasti vyrai. Šiandien pas mus Lotus Medica klinikoje svečiuose yra gydytoja ginekologė, menopauzės specialistė, gyvensenos medicinos gydytoja Dovilė Kalvinskaitė ir aš, gydytoja psichiatrė Ieva Šveikauskienė. Mes kalbėsime apie subtilų moters amžiaus tarpsnį perimenopauzę. Sutikime, apie tai žinome vis dar mažai, o kartais dar ir labai buitiškai. Taigi, Dovilė, kas būtų tie nusiskundimai ir tie lūkesčiai į jūs besikreipiančių moterų perimenopauzės laikotarpiu? Ir iš viso gal taip bendrais bruožais, kas tai yra per tarpsnis, kas vyksta moters organizme? Taip labai trumpai, tai menopauzė šiaip techniškai, labai taip mediciniškai kalbant, yra viena diena moters gyvenime, kai mėnesinių nebėra 1 metus. Tai vidutinis menopauzės amžius yra 51 metai mūsų šalyse, bet normalu, kad menopauzė yra tarp 45–55 metų, tai yra normalu. Perimenopauzė tai yra pereinamasis laikotarpis, kai tie hormonai jau pradeda kisti, tai jeigu įsivaizduojam premenopauzė, tai kai tas jauna moteris, įsivaizduojam, kur normalus ciklas, ir kiekvieną mėnesį svyruoja, ovuliacija, mėnesinės ir tas svyravimas gražus. Perimenopauzė tai yra tas tarpas tarp to jauno vadinamo ciklinio normalaus amžiaus ir tos menopauzės, kai mėnesinės baigėsi, tai perimenopauzė yra tas tarpas vidury. Ir svarbu žinot, kad jisai gali prasidėti 7, netgi 10 metų prieš menopauzę. Tai reiškia, kad perimenopauzė, pereinamasis laikotarpis gali prasidėti netgi 30 metuose. Ir tai yra gan normalu ir gan dažnai aš matau tą savo klinikiniai praktikoje. Prasideda tie hormonų pokyčiai, kiaušidėse mažėja tų kiaušinėlių, mažėja kiek hormonų išskiriama kiekvieną mėnesį ir tas kiekis skiriasi, vieną mėnesį daugiau, kitą mažiau. Iš pradžių tai subtilūs pokyčiai, paskui jie stiprėja, kai kurios jaučia labiau, kai kurios mažiau, bet ta perimenopauzė tai nėra toksai apibrėžtas labai, bet jis gali prasidėti, sakau, ir 30 metuose. Tai jeigu menopauzė normalu, kad gali būti 45, tai perimenopauzė 35 metų moteriai nėra. Netgi dar imam 10 metų. Tai va, čia jeigu normalaus amžiaus natūraliai einanti menopauzė, bet yra ankstyva menopauzė, kuri prasideda iki 45 metų arba prieš
priešlaikinė menopauzė arba priešlaikinis kiaušidžių nepakankamumas, kai kiaušidės nustoja veikti tikrai labai per anksti, kai vyksta iki 40 metų. Tai jeigu moteriai menopauzė prasidėjo dar jaunesnė negu 40, tai perimenopauzė galėjo prasidėti ir 20 metus. Aišku, tada labai sunku atskirti, bet tiesiog tą turim turėti galvoje, nes vienai iš 100 moterų įvyksta priešlaikinė ankstyva ta menopauzė. Ir tai yra didelis skaičius. Tai yra labai didelis skaičius moterų, tikrai taip. Ir o postmenopauzė, tai moteris dažnai klausia, o tai kada ta menopauzė baigsis? Tai menopauzė, kaip sakėm, mėnesinės baigės ir viskas, ir visas likęs gyvenimas yra vadinamas postmenopauzė. Aišku, paprastumo dėliai dažniausiai tiesiog vadinam menopauzę ar menopauzės pareigą, kad nesimaišytų, nesimakaluotų, bet šiaip visas likęs gyvenimas yra postmenopauzė. Menopauzės simptomai, tos karščio bangos, ar ką jūs minėjote, ir miego sutrikimai, ir kiti, ką truputį paliesim, vidutiniškai tęsiasi maždaug 5-7 metus. Tai vidutiniškai. Bet yra moterų, kuriuom tęsiasi ir 20, ir 30 metų. Tai čia tie karščio bangos ir kiti simptomai. Bet tam tikri simptomai, jie nieko nekeičiant, jie blokėja visą gyvenimą. Ir tai yra menopauzė. Ir įvykus po menopauzės tai yra kaulų retėjimas, jeigu mes nieko nedarom, odos, plaukų pokyčiai, šlapimo pūslė, šlapimo takų, kraujagyslių ir visų kitų sistemų pokyčiai. Kodėl tas vyksta? Taip, kas yra menopauzė? Tai ne tik, kad nustoja veikti kiaušidės ir baigėsi mėnesinės. Tai baigėsi, ne tai, kad baigėsi, bet labai žymiai sumažėja hormonų kiekis. Tai yra estrogenas, moteriški hormonai estrogenas, progesteronas ir testosteronas. Taip pat jo mažėja. Testosteronas nėra tik vyrų hormonas, beje, vyrai turi irgi ir estrogeno, bet pas moteris testosterono yra netgi daugiau negu estrogeno iš tikrųjų. Kaip? Tai tas testosteronas irgi yra labai svarbus hormonas ir jo mažėjimas irgi paveikia mūsų ir lytinį potraukį, ir motyvaciją dirbti, ir pasitikėjimą savim, ir gali ir kaulų, ir raumenų skausmus sukelti. Tai tie visi hormonai yra labai svarbus ir jų labai ryškiai sumažėja ir ypač estrogeno, progesterono su menopauze labai staigiai, labai greitai sumažėja. O perimenopauzė tai tas bangavimas pasidaro toks chaoso zona. Taip. Galima palyginti su paauglystės tais brandos dalykais. Tai kai paauglystėje tik prasideda mėnesinės irgi dar kol susireguliuoja ten chaosas ir tos nuotaikų kaitos ir panašiai, tai perimenopauzėje galima labai sulyginti su ta brandos laikotarpiu, nes irgi chaoso zona, PMS-as pablogėja, miegas suprastėja, nuotaikų kaitos vieną dieną vienaip, kitą kitaip, nes tie hormonai irgi va taip va. Tai taip ir vadinama chaoso zona. Ir dėl to ta nuotaika ir tos smegenys labai reaguoja. Kodėl? Nes estrogenas paveikia visus mūsų audinius kūne. Tai ne tik kiaušidės, gimda, mėnesinės, krūtys, bet ir oda, kaulai, raumenys, žarnyno sveikata, širdis, kraujagyslės, smegenys. Ir smegenys. Jo, jūs gal galite papasakoti. Jo. Trigrašį įkišti, ne, kad smegenys tiesiogiai. Estrogenas yra tas hormonas, kuris tiesiogiai reguliuoja serotonino kiekį smegenyse, atpalaidavimą. Ir kai sakot, chaoso zona, tai čia estrogenas šoka tango. Tai jis paskui save į partnerystę ima serotoniną, mūsų brangųjį. Ir moteris tą kaip išraiška nerimo sutrikimai, nerimo ir nuotaikos sutrikimai, kas yra labai būdinga. Ir estrogenas tai vienas, progesteronas smegenyse jisai yra atsakingas už neuromediatorių, atsakingų už nerimo mažinimą, už GABA aminosviesto rūgštį. Tai reiškia, vienas daro, kad serotonino nėra ir nuotaika nerimai nesuvaldomi, kitas neslopina nerimo, kito trūkumas. Testosteronas, jeigu iš psichiatrijos, tai yra motyvacijos ir energijos hormonas moterim. Gal ginekologiškai daugiau tai yra apie libido, apie kitas energijas, psichiatriškai tai yra ta mūsų vara. Tai reiškia, neturėjimas testosterono yra irgi ta tokia predispozicija didelė depresijai būti. Tai čia taip
į tą chaoso zoną tikrai labai daug yra įnešama psichiatrijos ir tikrai taip labai tiesiogiai fiziologiškai. Čia nereikia galvot, kad čia kažkokie sudėtingi psichiatriniai mechanizmai. Čia fiziologija. Ir ką jūs minėjot pradžioje, kad prasideda ir tai miego sutrikimai, tai pirmiausia labiausiai sumažėja progesterono. O progesteronas labai svarbus, tas nerimą mažinantis, tas raminantis ir miegui labai svarbus. Ir labai dažnai tie perimenopauzė prasideda su miego sutrikimais, prabudimai naktį. Ir tas labai gražiai susižaidžia, kaip tose smegenyse tie pokyčiai. Estrogenas dar labai svarbus yra mūsų atminčiai ir hipokampas, tai yra dalis, kur mūsų atmintis atgaminti tuos žodžius, tai ir dažnai ateina moteris, sako, užsimiršta žodžiai, pamirštu, atėjau į kambarį, neatsimenu, ko atėjau, tas smegenų rūkas, tai tie pokyčiai smegenyse, jie yra labai ryškus ir tikrai labai paveikia moterų gyvenimo kokybę ir šiaip kasdienybę, bet ir darbą ir jos ateina, gal man čia demencija, ar aš einu iš proto, aš nesijaučiu savim. Taip. Ir tie pokyčiai yra labai labai svarbus ir dėl to svarbu juos atpažinti ir kad tai nėra tik demencija, ar čia man demencija, ar čia amžėjimas, bet yra su menopauze, su perimenopauze susiję, kad tą galima pažinti ir kad svarbiausia, kad tą galima ir suvaldyti, ir savo padėti, ir savo padėti, bet ir gauti pagalbos iš sveikatos specialistų, bet svarbiausia tą atpažinti, nes kas atsitinka, kad tos moterys dažnai, kadangi tų simptomų labai daug skirtingų, tai aišku, karščio bangos, naktiniai prakaitavimai, miegas, nuotaikų kaitos, bet gali būti galvos svaigimas, ūžimas ausyse, akių sausumas, burnos sausumas, deginimas, o atrodo po odą ropoja vabaliukai, kažkokie niežėjimai, alergijų daugiau. Ir netgi tokie pokyčiai kaip cholesterolio padidėjimas kraujyje yra vienas iš perimenopauzės simptomų, netgi nieko nekeitus gyvensenai, cholesterolis labai išauga. Tai netgi kraujo tokie pokyčiai. Ir tos moterys, aišku, širdies permušimai, galvos skausmai, tai tos moterys nusiunčiamos tai pas kardiologą, tai pas neurologą, tai pas psichologą ar psichiatrą, tai ten pas akių okulistą, pas ausų dėl galvos svaigimų. Ir jos eina per 10 gydytojų ant 10 skirtingų vaistų, kur iš tikrųjų čia yra viena problema, ne 10 skirtingų problemų, bet viena problema, kad atėjo ta perimenopauzė ar menopauzė ir žymiai sumažėjo moteriškų hormonų ir į tai atstačius ar tai pabandžius sureguliuoti tiek su gyvensenos pokyčiais, tai galima ir papildais ar alternatyvus būdai, arba pakaitinio hormonų terapija, kuris yra aukštos standartas moterim, kuriom yra ryškūs simptomai. Tikrai tada visi tie 10 ligų susitvarko ir tų 10 skirtingų vaistų nebereikia. Tai svarbu pirmiausia atpažinti, žinot, kas darosi. Dažnai moterys pažįsta savo kūną ir žino, kada PMS, kada tos mėnesinės ateina, moterys jaučia. Bet dažniausiai nežino, ko tikėtis iš tos peri ar menopauzės. Tai kai žino, jaučia ir tada galima kreiptis tos pagalbos. Kas paklaidina moteris, kad jos žino ir jaučia tai, kas jom buvo įprasta ten, tarkim, 15 metų. Kai pradeda darytis ta permaina, jinai nepradeda darytis nuo vienos dienos, lyg iš lėto ateina ir ten pirmuosius 2 metus tu gali net ir jautriai save jausdamas neperjaust, kas čia nutiko, ne? Jo. Tai aš ką girdžiu, Dovilė, ką jūs sakot, jūs girdite labai daug nusiskundimų tų pačių, ką aš girdžiu. Ir kartais kas įvyksta, moteris nesusieja, kad tai yra bendras katiliukas. Jos atvyksta pas jūs kaip pas ginekologą, gal daugiau išsako tų nusiskundimų iš vienos srities, pas kardiologą iš kitos. Man kaip psichiatrui, ką aš girdžiu, kartais net ne kartais, dažnai perimenopauzė, mielasios, dažnai apie perimenopauzę nepagalvojam, nei jūs, nei mes kaip specialistai, nes aš girdžiu koncentratą psichiatrijos, panikos atakos, miego sutrikimai, jau depresinė būsena, ką tikrai girdžiu. Ir kas būdinga psichiatriškai, kad perimenopauzės laikotarpiu, jeigu iki šito laikotarpio moteris turėjo tam tikrų psichiatrinių būsenų, jos žymiai dažniau kartojasi, stipriau, korekcijai pasiduoda sunkiau, į tą patį taikytą gydymą, kuris buvo iki perimenopauzės, moteris laisvai gali net reaguoti į tuos pačius vaistus, vien dėl to, kad joje pasikeitė hormoninė pusiausvyra ir estrogenas, progesteronas padarė
prieš tai buvusius jautrius receptorius nejautriais tam pačiam vaistui. Ir čia moteris pasiklysta, kas čia dabar man nutiko, kodėl. Tai nešnekant apie tai, kad vėl, ne, ką ir sakiau pradžioje laidos, kad būdinga, kad niekad neturėjusio moterim nusiskundimo jie ima ir atsitinka. Tai va, čia tos psichiatrijos šitam laike tikrai yra labai daug. Jeigu dar tą tokį akcentą uždėčiau apie nakties miegą, kas yra būdinga perimenopauzės laike, kad labai toks būna išgąsčio atsibudimas. Moteris lyg miega, bet tie tokie prabudimai, kaip aš vadinu, pliupsniniai. Pukšt ir į kraują iššoko ten nežinia kas, dažnai kortizolis arba estrogeno, va, tie pliupsniniai paleidimai į kraują. Tai va tas toks labai būdingas, kad yra keli atsibudimai, jie yra tokie nenatūralūs, lydimi išgąsčio, dažnai būna prikimba naktinės panikos atakos ir kaip mes edukuojame, ne, panikos atakas susivaldyti psichologiniais būdais, tai šitoj vietoj žmogus yra bejėgis, nes jis nieko negalvojo, aš miegojau, kodėl man taip atsitiko, ne, ir tas irgi labai išgąsdina, nes yra susijama, kad tai yra kardiologinės kilmės. Nes moteris atsibunda lydima labai stipraus širdies plakimo ir tas plakimas yra objektyviai stiprus, lydimas ten spaudimo ir tachikardijos. Tai va čia tikrai tam chaose ir pačiai moteriai ir konsultuojantiems specialistam yra daug painiavos. Ir aš iš klinikinės, ką jūs dabar pasakojate, iš klinikinės praktikos, viena pacientė labai vaizdžiai sako, aš naktį prabundu ir atrodo juodas šuo sėdi man ant krūtinės ir va tos panikos atakos ir tas labiausiai gąsdino ne kažkokie karščio pylimai, ne ten kažkokie prakaitavimai ar libido sumažėjimai, bet ta panika, tas nerimas, aišku, nerimas ir dienos metu, bet naktim, tas, sako, juodas šuo pas mane ateina ir niekaip neina atsikratyti ir paskui užtrunka, kol tu sugrįžti į tą miegą ir ritmą. O miego, prastas miegas šiaip jisai paveikia paskui pats iš savęs ir paveikia ir tavo energiją kitą dieną ir motivaciją ir visus kitus dalykus ir tą psichologinę sveikatą. Tai žinom, kad nemiga tikrai padidina ir depresijos ir visų kitų. Ir aišku, ten kur višta, kur kiaušinis kartais neaišku, bet... Ir žinokit, kartais net aš, tai va, kuo toliau dirbu, to labiau keliu savo užduotį atsakyti, kur višta, kur kiaušinis. Gydykim žmogų. nes iš tikrųjų, bet kaip jūs ir sakot, tikrai sunku atsakyti, kokios kilmės šitas nusiskundimas. Bet aš ir klausiu moterų, o kas jūs vargina labiausiai? Ir sako, va, tarkim, ne, tas juodas šuo, tos panikos atakos. Tai ir pradėkim nuo jų. Ir kartais iš psichiatrinės pozicijos perimenopauzinį laikotarpį aš turiu fone. Aš matau, kad dominuojantis nusiskundimai yra psichiatriniai nusiskundimai. Moteris jau nemiega, jau nevalgo, jau negali dirbti, netgi tikrai perdegimo sindromas, tai yra šito laikotarpio sindromas. Ir aš taip ruošiantis laidai, aš pergalvojau, kiek perdegimo sindromo vyrukų ir kiek moterų aš formulavau rekomendaciją nedarbingumo pažymėjimą išduoti. Tai vyruko nei vieno. Moteris. Turbūt, kad šitas laikas jis ir išvagiliauja tą energiją. Labai gerai tą kontrastą jūs parodėt. Šiaip mūsų dabartinė medicina 90% yra pritaikyta vyram. Didžioji dalis mokslinių tyrimų iki labai neseniai, tik paskutinį gal 10-metį keičiasi, bet iki labai neseniai visi moksliniai tyrimai daugiausia moterų neįtraukia į tyrimus, nes moterų ciklas, hormonų pokyčiai, tai jos nėra tokios geros tų tyrimų. Didžioji 90% mokslinių tyrimų ir to, kaip mes praktikuojame mediciną, vaistai, ligų simptomai ir panašiai yra paremta vyrais. Ir moterys tik dabar pradedamos įtraukti daugiau į tuos mokslinius tyrimus ir pradedama suprast, kad tas moterų cikliškumas ir hormonas ir tas organizmas, jis kitoks yra. Ir tie vaistai, dėl to moteris turi daugiau šalutinių reiškinių su vaistais, jų medicininiai tų visų ligų simptomai yra kitokie negu vyrų dažnai, jie truputį skiriasi. Tas pats, pavyzdžiui, užšalęs petis, ar ne? Čia ne psichiatrinis, bet
medicininėse literatūros apibrėžiama šalės petis, dažniau būna moterim, būtent tarp 40-60 metų tam tarpe, etiologija, ta priežastis, nežinoma. Tai kas, kaip nežinoma, kas vyksta tuo metu su moterim, kas nežinoma. Tai va, to labai labai trūksta ir pagaliau prasideda tų moterų traukimas į tos studijas labiau, bet pavyzdžiui, su menopauze tik tai 0,03% iš visų apie moteris daromų tyrimų, tik tas 0,03% yra skiriama menopauzei. Tai apie menopauzę žinom dar mažiau. Daugiausia tai nevaisingumas, nėštumas, aišku, labai svarbios problemos ir tikrai reikia jas tyrinėti ir spręs, bet menopauzė vis dar gauna labai labai mažai dėmesio, tai mes apie ją žinom dar mažiau. Tai dabar labai smagu, kad tas keičiasi ir mes apie tai kalbam daugiau ir moteris daugiau žino, ir patys specialistai, ir tie tyrinėtojai mokslininkai, bet labai tas jūsų geras pavyzdys, kaip skiriasi tarp vyrų ir moterų. Tikrai taip. Ir kas iš tos, grinai jau, jeigu tie psichologiniai simptomai, tai žinom, aš iš tų turimų duomenų apie 75% moterų perimenopauzėj turės kažkokio lygio nerimo sutrikimą. Ir tikrai yra 2-3 kartus dažniau negu moterim ar kitiem, kurie net neturi tos perimenopauzės, ar ne? Ir ką minėjau, tai yra apie savižudybės, kad tos mintys, yra net tokių tyrimų, kad 8 kartus daugiau tos mintys kyla, būtent perimenopauzės, menopauzės metu. 40% moterų perimenopauzės metu turi tam tikro lygio depresiją ar tuos depresinius sutrikimus. Ir kas svarbiausia paminėti, kad kartais tos moterys, ypač kurios turėjo depresiją ar depresinius kažkokius epizodus anksčiau, jos pasako, aš žinau, kad čia ne depresija. Aš jaučiausi, kai man buvo depresija, aš jaučiausi kitaip. Būtent pasikeičia išraiška. Aš jaučiuosi depresinė, bet čia ne tas, čia kažkas kitas. Ir jos labai joms sunku paaiškinti, kas ir būtent yra su menopauze susiję. Arba sako, aš geriu tą vaistą. Tai jeigu čia depresija, jis turi veikti. Ir ką žinom, kad su menopauze ar perimenopauzė susijusia šitie nerimo, depresiniai ir visi šitie psichologiniai simptomai, jie mažai atsako į tuos standartinius antidepresantus ar gydymus ir auksinis standartas tai yra pakaitinė hormonų terapija, atstatyti hormonus ir 75% maždaug moterų, tai 3 iš 4, tarkim, daugiau jom nieko nereikia, jokių antidepresantų, jokių kitų ten vaistų ar panašiai, nes antidepresantai jie turi savo vietą, tikrai ir kai kuriuom yra naudinga ir dar padeda su tam tikrais simptomais ir menopauzės metu, bet jie sukelia ir šalutinių reiškinių ir paveikia ir miego kokybę, ir libido, ir tas svorio prieaugis, tai juos reikia skirti, kada reikia skirti, bet taip paskaičiuota, kad maždaug mažiausiai 25% išrašytų antidepresantų moterim yra išrašyta visiškai nereikalingai. Ir kai kuriuose duomenyse net 65% moterų yra ant antidepresantų, nes nepaskirto, nes nežino, ką daugiau daryti. Arba jos nepas tą specialistą. Jo, būtent. Bet žinom, kad būtent su peri ir menopauzė susijusiais simptomais pakaitinė hormonų terapija tom, kuriom galima, yra aukso standartas ir tikrai aš matau, kaip išsprendžia savo klinikiniai praktikai. Tai vienas buvo atvejis įdomus, ateina pas mane moteris ir jinai ateina ir verkia, verkia ir viskas. Ir, tai gan normalu pas mane, nes tos nuotaikos pas jas yra, bet sako, aš jau esu ir su pakaitinė hormonų terapija, ir viską lygtais darau, ir antidepresantus, ir aš vis tiek noriu eiti ir į gatvę ir stoti prieš mašiną. Taip labai drastiškai. Ir kai tik buvo paskutinė pacientė mano klinikoje, galvoju, aš su ja biškį pasėdėsiu, išklausysiu, žiūrėsim, kaip čia galima padėti. Ir jinai verkė ir išsipasakojo, kaip jos gyvenimas visiškai paveiktas. Ir aš pakaitinę hormonų terapiją šiek tiek pakoregavau, tą progesterono įdėjom to kūnų identiško, kur kad biškį tas raminantis ten truputį pakeitėm dozes, bet jinai buvo ir su testosteronu, ir estrogenu, ir antidepresantais viskuo, ir atrodo, nieks nepadeda. Ir ką mes daugiausia su ja kalbėjom, tai apie gyvensenos pokyčius.
apie mitybą, apie miegą, apie sportą, apie pirtį net, apie meditacijas ir kvėpavimo pratimus, bet jinai numatėsi, kad jau tikrai jau kažką reikia keisti, nes gyvenimas jau viskas, jau arba baigėsi, arba darom kažką. Ir kas atsitiko su ja, jinai tikrai tas visas rekomendacijas paėmė taip į širdį, aš ją po 4 ar 5 mėnesių jinai grįžo pas mane į kliniką ir sakė, man pasikeitė gyvenimas. 99%. Sako, dar tas 1% truputį nerimo yra, dar būtų gerai ten sutvarkyti. Bet tai, ką noriu tuo pasakyti, kad tai pakaitinė hormonų terapija daug kam jinai padės. Antidepresantai yra dalis moterų, kuriuom tikrai veikia ir tinka. Bet turim nepamiršti, kad pačios mes galim padaryti labai daug su taip, kaip valgom, ką valgom, kiek baltymų gaunam, nes baltymai paremia ne tik kaulus ar raumenis, bet ir mūsų smegenų struktūrą, mūsų imunitetą, mūsų žarnyno veiklą. Neuromediatoriai. Tai baltymų gavimas yra labai svarbu. Tai ir sportas, judėjimas, ypač svorių kilnojimas ar su savo kūno svoriais ar svorius, tas raumenų masės atstatymas. Ir šiaip judesio metu raumenyse išsiskiria tiek daug biocheminių aktyvių medžiagų. Ir serotonino. Taip, ir žinau, nežinau, kokia jūsų patirtis, bet yra Prancūzijoje kolegos, kurie išrašinėja šokių pamokas depresijos gydymui. Tai yra šokių terapija kaip atskira terapija. Ir jeigu taip aš perimčiau vėliavėlę, tai ką jūs sakot, Dovilė, kai kreipiasi moteris, pakaitinė hormonų terapija, labai ačiū, kad įduodat šitą kozerį, nes kaip aš kaip psichiatras girdžiu, mes irgi viską darom, ir į psichoterapiją moteris eina, ir antidepresantus vartoja, ir santykius savo sprendžia, kur gali būti ten daug trigerių, kodėl aš jaučiuosi negerai, bet mes niekaip negalim baigti gydymo. Ir tada jau man ateina laikas iš fono išsitraukti, o vis dėlto, o kas dar fone. Ir kartais, kur mes nueinam su moterimi diskusiją, tai pasirodo, kad ta moteris, su kuria mes prasigydėm depresiją metus ar 2, jinai visą gyvenimą buvo labai cikliška. Ir kur aš noriu truputį gal tą temą išnešti, dar paryškinti, kad moteris šiaip per mėnesį moters organizme 4 kartus vos ne kardinaliai pasikeičia hormoninė pusiausvyra. Tai jau yra iššūkis būti moterimi ir išlikti stabilia ir kažkokiam tai darbiniam nuoseklume gyvenime. Ant viršaus ateina gyvenimo ciklas, perimenopauzė. Tai vyksta dar tavo mėnesio ciklas ir pradeda jau vykti tas 10 metų etapas. Ir dar, kad neatrodytų taip jau per paprasta, yra kategorija moterų, šiaip visumoje žmonių, bet gal šiandien daugiau moterų, tarpe 15–20% visuomenės iš prigimties yra itin jautrūs asmenys. Highly sensitive, daug literatūros angliškai yra. Ir būtent ką aš pastebėjau, kad tos cikliškos moteris, kurios labai jaučia savo ciklą, jos gali savaitės lygmenį pasakyti, kuri yra ciklo diena ir kaip hormonai persigrupavo, jos neretai yra itin jautrios moteris, reiškia iš prigimties, jos yra gimusios su jautresne neurologinė struktūra, bet čia jau psichika yra kaip atsakas. Prigimtinai neurologinis audinys, smegenis, visa sensorika jų yra jautresnė. Ir tos moteris ir savo ciklą jaučia žymiai labiau, ir tos moteris tą gyvenimo ciklą jaučia labai jautriau labiau. Ir čia visa ta kaskada, kuri dar per gyvenimą gal neužklupo, labai rizika, kad užklups šitam. Ir vienas dalykas, kai moteris žino, kad jinai yra itin jautraus spektro žmogus, kitas dalykas, kai nežino. Tai tada, iki kol pabaigsim gydymą, mes ir turim viską gydyti. Neužtenka vien tik tai depresija su standartiniu klasikiniu gydymu. Tada mes einam ir psichoterapiją, ir tada, ką man labai svarbu, kad jūs atliepėte, pakaitinė hormonų terapija gali būti momentas, ties kuriuo mes pagaliau baigsime gydymą. Nes moteris, jinai
itin jautri, jinai buvo cikliška, jinai atėjo per menopauzę, jinai susirgo depresiją ir mes niekaip jos negalim pagydyti. Ne? Nes gal jau čia jos va ta baterija ir pasibaigė būti su viskuo ir niekaip nesusirgti. Tai vat man tas yra labai svarbu girdėti, nes aš manau, kad į moters cikliškumą yra vis dar per mažai atreaguojama. Tikrai sutinku ir labai gerai, kad tą temą liečiam ir tas per menopauzės metu tas cikliškumas, tas PMS ir net tas PMDD vadinamas, tas labai sunkios formos PMS, kur Lietuvoje net diagnozijos tokios dar dėja nėra. Kaip ir itin jautraus žmogaus. Jo, bet tikrai yra gydymo ir būdų, kaip tą suvaldyti ir tą padėti ir protokolų. Ir tai tikiuosi, dabar kalbant, ir galbūt daugiau žmonių apie tai sužinos, bet tai tas labai pablogėjo. Problema, tai pakaitinė hormonų terapija tikrai labai daugeliai moterų sutvarko ir kartais, kai ateina pas mane ir sako, aš suprantu, kad reikia ir valgyti, ir miegoti, nors sportuoti, bet tiesiog nėra jėgų, aš neturiu jėgų niekam, man raumenis kaulų skauda, aš nemiegu, nėra jėgų ir kartais aišku, norėtųsi pradėti nuo tų sveikos gyvensenos pokyčių, bet kartais tu turi pradėti nuo pakaitinės hormonų terapijos, kad jos išsimiegotų, kad tų kaulų neskaudėtų ir kad jos atrodo grįžtų truputį į save. Tai ta pakaitinė hormonų terapija yra labai svarbi dalis. Problema su šitom labai jautriom moteriam, kad kartais pakaitinė hormonų terapija užtrunka šiek tiek ilgiau ją parinkti teisingai, nes jos gali turėti daugiau šalutinių reiškinių į tam tikrus preparatus. Būtent, tai kartais jos tų progesteronų netoleruoja ir reikia labai atrinkti teisingą preparatą, ar teisingą dozuotę, ar teisingą protokolą. Ir kartais reikia bandyti kelis skirtingus dalykus ir čia toksai gaunasi puzlio dėliojimas ir žaidimas. Ir kai gydytojai ar moteris to nežino, kad gali užtrukti, ar dažnai pasiduoda labai anksti, čia man nepadėjo, po kelių mėnesių man šitą pakaitinę hormonų terapiją blogiausias dalykas gyvenime dar blogiau. Ir tiesiog neišlaukia to, kol tas organizmas prisitaiko, pripranta, arba kol randam tą teisingą dalyką tai moteriai. Tai. Arba kas kartais atsitinka su itin jautriais asmenim, kol tu to jautrumo, jau to patologinio, ne tas, kas gamtos, bet kur ant viršaus, nepragydai psichiatriškai, moteris ir yra nepasiekiama. Va tas toksai, ką aš dažnai girdžiu, kad kai paskirtas tas gydymas, tai tada ir hormoniškai ten ir skydliaukė susitvarkė, ir ciklas tapo išgyvenamas, ir kardiologija susitvarkė, tai va tas toksai, vėl kur ta višta ir kiaušinis, ne, kur žmogus per vidurį. Tai va ypatingai su itin jautriom moterim ir daktarui reikia dirbti itin jautriai ir kantriai. Ir kitaip. Ir kartais, tai aišku, ir daktarui tą supras, bet kartais moteriai, ir ypač jeigu jinai nežinojo, ar nebuvo tas parodyta, kad ar jinai negauto validizavimo tokio, kad jinai yra jautresnė, kad čia yra normalu, čia nėra tik tavo galvoje, kai dažnai nueini, bet čia tu prisigalvoji, čia tavo čia žodžiu išsigalvoji klimaksinė ir viskas. Labai gaila, ir tai tas, jos tokios jaučiasi atstumtos, kad gal čia tikrai mano galvoj, čia aš išsigalvoju, gal aš čia, tai kartais vien su jom tas pokalbis ir paaiškinimas, kad čia yra normalu, kad čia tiesiog tavo organizmas taip veikia ir tikrai galim padėti, bet pirmiausia tai yra normalu, tai tu čia neišsigalvoji, tai vien jom tas kartais jos, kad išgirsta, kad jos nėra kažkokios išprotėję ar kažkas su jom negerai, kai gauna jos tą tokį patvirtinimą, kad čia yra normalu, čia tiesiog mano organizmas taip tiesiog truputį kitaip veikia. Kartais jos apsiverkia ir kartais to užtenka, kad paskui galėtume daryti tuos kitus žingsnius, nes jos vien tiesiog gavo tą patvirtinimą, kad jos nėra kažkokios išprotėję ir klimaksinės ar dar kažkokios. Tai vad, uždėkim didelį akcentą, nes mane taip norisi Mielos moteris, būti jautre yra labai normalu. Ir ką aš mėgstu sakyti, kad jautrumas yra labiau gerai negu blogai. Yra blogai, kai mes jo nepažįstam. They say life begins at 50, but so can menopause. Luckily, I've discovered Promensil. Promensil is backed by over 15 years of scientific research and helps maintain a calm and comfortable menopause. With Promensil, I'm not going through menopause alone.
Promensil contains patented red clover isoflavones, which are naturally occurring plant estrogens. If you're going through menopause, try Promensil. Menopause? Choose Promensil. Labai ačiū už tą. Tai tikrai labai svarbi tema ir tikrai reikia. Dėl to aš labai apsidžiaugiau, kaip mes abi truputį įkvėpę šiandien. Nes abi jaučia mane, kaip tai yra. Ir aš, pavyzdžiui, kaip gydytoja, aš labai dažnai man reikia kaip daktarui atspirties, ne, kitų kolegų, kurie mato panašiai, ne, gal todėl mes taip jautriai šiandien savo laidoje ir esam, kad pagaliau pradeda vykti komunikacija ir kažkokių tai kolegiškų tinklų kūrimas, kur aš tą žmogų, kuris itin jautrus ir aš galiu nukreipti dar vienai jautriai nuomonėje, ne, tai va tas yra. Man irgi šiandien itin jautri diena turėti mūsų diskusiją šitoj subtilioj temoj. Tai jo, labai ačiū ir gal dar norėčiau paliesti, nes tikriausiai daug klausimų kils, aišku, aš apie tai jau daug kalbu ir savo paskyroje, ir kaip įkūrėm tą Lietuvos menopauzės asociaciją su kolegiam šviesti ir visuomenę, ir gydytojus apie tą menopauzę, jos priežiūrą ir būtent ir pakaitinę hormonų terapiją. Tai gal šiek tiek norėčiau trumpai paliesti pakaitinę hormonų terapiją, nes vis dar yra labai daug mitų ir labai daug baimės tiek iš pačių moterų, tiek iš sveikatos specialistų. Tai gal tiesiog mitus gerai, nes kartais mes per mitus neteinam prie pagalbos. Ką tu dažniausiai girdit? Tai pirmiausia, išgirsta žodį hormonai ir iš karto galvoja vėžys, krūties vėžys. Ir dabar gal čia norėčiau truputį sustoti, paaiškinti, kodėl atsirado tas mitas. Tai pakaitinė hormonų terapija buvo pradėta skirti maždaug 65 metais, prasidėjo Anglijoje ir jinai labai išplito labai greitai ir labai buvo mėgiama tiek moterų, tiek gydytojų, nes labai yra veiksminga tai menopauzės tiems simptomam ir netgi sumažina ir širdies ligų, ir demencijos riziką, ir turi labai daug naudų, pagerina gyvenimo kokybę, moterys jaunos, gražios ir pilnos energijos ilgai. Ir netgi, taip man paskaičiuota, apie tikriausiai 50% moterų buvo ant pakaitinės hormonų terapijos. Ir tada apie ties 2000-aisiais vyko didelis tyrimas, kurio tikslas buvo pažiūrėti, ar pakaitinė hormonų terapija pradėjus vyresniam amžiui gali sumažinti širdies ligų kiekį. Ir buvo toks kaip ir didelis tyrimas ir vienu metu vienoj tam tikroj tos tyrimo grupiai pastebėjo, kad gal daugiau yra krūties vėžio atvejų, bet skaičiavimai buvo nepabaigti, nebuvo normaliai išanalizuoti duomenys, bet tą mintį, kad gal yra šiek tiek padidėjimas krūties vėžio, pasigavo žiniasklaida. Ir per naktį buvo išeskaluota, kad pakaitinė hormonų terapija sukelia krūties vėžį. Dabar čia žodžiu sensacija, visos turi nustoti, nes tau hormonai sukels krūties vėžį. Ir per naktį pasikeitė viskas. Visos moterys didžioji dalis buvo nuimtos nuo pakaitinės hormonų terapijos, bet to tyrimo problema buvo tokia, kad tyrime dalyvavo vyresnio amžiaus moterys. Vidutinis amžius buvo 63 metai. Jos jau turėjo nutukimą ar diabetus, jau širdies ligas, jos turėjo kaip rizikos faktorius. Jos jau yra ir buvo skiriama seno tipo sintetinė pakaitinė hormonų terapija, kuri dabar yra naujesnio tipo, kūnai identiška, tikrai jinai daug švelnesnio organizmui, bet buvo skiriama ta senesnio tipo sintetiniai. Ir pavyzdžiui, tų sintetinių mes tai grupės moteriai net neskirtume. Ir tai buvo tikrai nebuvo geros kokybės. Aišku, buvo ir gerų dalykų. Buvo ir gerų dalykų tam tyrime. Pavyzdžiui, grupė moterų, kurios gavo tik estrogeną, tai matėm, kad krūties vėžio rizika sumažėjo netgi 20-30%. Tai tos moterys, kurios vartojo tik estrogeną, netgi mažiau krūties vėžio atvejų. Ir galutiniai skaičiavimai, kurie paneigė tą krūties vėžio visą baimę, maždaug išėjo po poros metų, bet žiniasklaidoje jie nebeatsirado, nes niekam nėra sensacijos, nėra kažkokio didelio burbulo. Tą mitą išblaškyti. O tas mitas užsiliko ir tas, kad hormonai sukelia vėžį ir tik tai po 20 metų pagaliau pradėjo kalbėti ir atėjo tas į žiniasklaidą, kad visgi pakaitinė hormonų terapija nėra to vėžio sukėlėja.
Tai viena grupė, kurie vartoja tos seno tipo sintetinius hormonus, krūties vėžio rizika šiek tiek padidėjo, bet taip kalbant paprastai 4 atvejai 1000 moterų. Ką tas reiškia? Moterys, kurios yra nutukę, joms yra gal 23-24 atvejai 1000. Tai nutukimas didina krūties vėžio riziką daug labiau. Nemiga kartų, labiau keletą kartų. Alkoholio vartojimas net ir 2 taurės vyno per savaitę padidina krūties vėžio riziką daugiau negu ta pakaitinė hormonų terapija. Nesportavimas, pavyzdžiui, moterys sportuoja, gali reguliariai kas savaitę kažkiek to judesio galima sumažinti krūties vėžio riziką iki 50%. Tai jeigu nesportuojam, vėlgi didesnė krūties vėžio rizika, rūkymas didesnė krūties vėžio rizika negu ta pakaitinė hormonų terapija. Netgi ta sena sintetinė. Ką noriu pasakyti, kad taip, gal šiek tiek tas padidėjimas, vienas papildomas atvejis tam 1000 ir yra, bet vis tiek ta rizika yra labai labai maža. Ir dabar turim tą kūnui identišką pakaitinę hormonų terapiją, tai estrogenas, gauname estradiolį tokį, kokį kūnas gamina, tas progesteronas, mikronizuotas progesteronas, tokį, koks mūsų kūnas gamina. Ir žinom, iš turimų duomenų, ką dabar žinom, tai krūties vėžio rizikos nedidina. Ta sintetinė taip, jeigu vartojant 5-10 metų, tas papildomas vienas atvejis, bet irgi rizika yra labai kiek yra svarbu, bet pagalvokim, jeigu menopauzėje pradeda augti svoris, tas nerimas ir panašiai, kurį dažnai moterys gydosi ir alkoholiu, ir vyno taure, ir maistu. Vos nesuicidinius atvejus turim, ką nuo ko saugom. Taip, bet moteris auga svoris, jos nemiega, jos geria daugiau alkoholio ar pradeda rūkyti, kad svoris, viena pacientė mano sako, aš pradėjau rūkyti, kad mažiau valgyčiau, kad... Ir tada, ir dėl to, kad nenorėjo pakaitinės hormonų terapijos, sakau, visų pirma, bet tas jūsų nutukimas ir rūkymas, jums krūties vėžio riziką padidins žymiai daugiau, negu, pavyzdžiui, paskirtume pakaitinę terapiją, sumažėtų nerimas, pagerėtų miegas, susireguliuotų svoris, jos geriau jaučiasi, tai apie ką mes kalbam, tai tikrai ta pakaitinė hormonų terapijos nereikia bijoti. Geriausia, jeigu ją pradedam kuo anksčiau, tai kartais netgi perimenopauzėje, bet per pirmus 10 metų nuo menopauzės pradžios, tai yra pats geriausias laikas pradėti dėl to, kad dar neįvykę galutiniai pokyčiai ir kraujagyslių sistemai, tai netgi sumažina širdies kraujagyslių riziką iki 30%, tai čia infarktai visi ir panašiai, sumažina demencijos riziką, kaulus apsaugo, raumenis ir aišku, tie simptomų visa kontrolė, smegenų tie pokyčiai. Tai geriausia nelaukti ir nesėdėti be tų hormonų ilgą laiką, kuo anksčiau pradėsim pasiekmę, pasiekti tą efektą, mes tada vaistui uždedam nebeadekvatų lūkestį, kad jam padarys tai, ką jis turėjo profilaktiškai. Bet kitas klausimas, o tai kartais ir sveikatos specialistai, jeigu tau virš 60 metų, ar tam praėjo daugiau negu tu, jau tu per sena turėjai tą pakaitinę hormonų terapiją, irgi yra netiesa. Čia irgi netiesa. Ją pradėt galima bet kada. Aišku, jeigu jau pradedam virš 60 metų, ar praėjus daugiau 10 metų nuo menopauzės pradžios, tai nebeturim to pačio efekto širdies kraujagyslių sistemai. Tai širdies kraujagyslių ligos nepablogės, bet ir nepagerės. Bet tikrai mes jų nepabloginsim. Ir aišku, reikia atsižvelgti į kitas ligas, parinkti teisingą pakaitinę hormonų terapiją, pavyzdžiui, estrogenas per odą. Yra daug saugesnis tom vyresnėm moterim dėl to, kad tabletinis estrogenas jis eina per kepenis, šiek tiek padidina krešulių riziką, bet irgi ta rizika yra labai maža. Ir tai nenoriu gal į tuos niuansus, bet yra skirtingų preparatų dabar, galima pritaikyti prie skirtingų būsenų. Ir net moterys, kurios turėjo krešulių praeitį, ar turėjo migrenas, ar epilepsijas, jom teisingai parinkta pakaitinė hormonų terapija gali būti labai naudinga ir saugi. Tai dėl to tas ir menopauzės asociacijos įkūrimas, kad edukuoti ir tuos sveikatos specialistus, kaip su ta pakaitinė hormonų terapija galima daug pasiekti ir daug padėti moterų, nes yra vis dar labai daug baimių. Prie šitų būklių tikrai negalima skirti, atsitiks kažkas labai, nieko neatsitiks, dabar jau atsiranda daugiau tų tyrimų, nors jų nėra labai daug, bet tikrai atsiranda daug daugiau ir žinom, kad su dabartinė nauja pakaitinė hormonų terapija galim pasiekti labai daug ir prie įvairių ligų ir galima pradėti tikrai, aš turiu ir moterų, kuris 70 ir 80 metų pradėjo pakaitinę hormonų terapiją su gerais rezultatais. Aišku,
kada negalima tos pakaitinės hormonų terapijos, tai yra moterys, kurios turėjo krūties vėžį ar tam tikrus ginekologinius vėžius, bet irgi ne prie visų, prie kai kurių tikrai vėžių irgi galima, bet netgi ir prie krūties vėžio. Būna moterų, kurios viską išbandė ir gyvenimo kokybė tokia prasta dėl tų menopauzės simptomų, kad nieks nepadeda. Ir kartais būna netgi paskiriam pakaitinę hormonų terapiją netgi moterim, kurioms yra buvęs krūties vėžys tam tikrais atvejais. Aišku, čia labai išskirtinai, atskirai reikia kalbėti, stebint ir panašiai, bet kiekviena moteris nusipelno gauti tą pokalbį ir gauti teisingą informaciją, ne mitus, ne kad hormonai lygų vėžys. Tai dabar pagalvokim. Moteris galvoja, hormonai vėžys, bet, pavyzdžiui, skydliaukės problemos, tai, pavyzdžiui, hipoaktyvitas kelia. Labai mes pavyzdžių naudojosi savo konsultacijose. Skiriam tiroksiną, tai irgi hormonas. Diabetas, skiriam insuliną, irgi hormonas. Tai aš labai mėgstu va šitus du pavyzdžius, kur tikrai žmonės nedrįsta ginčytis, ne, kad šitom ligom reikia tikrai gersiu, reikia insulino, tikrai leisiuos į paodį kiekvieną dieną, ne? O kai mes kalbam, ar reikia gydyti depresiją, tai labai dar daug reikia pasiginčyti. Ar reikia koreguoti perimenopauzėje hormoninį dalyką? Labai. Kažkodėl čia turi būti stipri. Nei jautri, nei kokia nors stipri. Ką tai reiškia? Iki galo nežinau. Man tai keletas stimarumas. Tai va, tai taip kažkaip išklausiau ir aš tikrai va panašiais pavyzdžiais vadovaujuosi, kad labai gaila, kai yra tam tikros būsenos psichiatrijoje, ypač kodėl vat, mes per metaforas, per palyginimus kalbam, nes ta psichika, jinai ne organas, mes jos neparodysim, bet kartais psichikos išreikštumas jis yra toks organiškas, viskas yra pakankamai paprasta ir visiškai ne moters valioje, ne? Tai visiškai. Tai va tą, ką jūs sakot, kad pakaitinė hormonų ir tada visada tai bus į sveikatą, ne? Tikrai ir daugumai moterų pakaitinė hormonų terapija bus daugiau naudos negu rizikos. Aišku, turim įvertinti individualiai ir parinkti teisingą pakaitinę hormonų terapiją. Kartais užtrunka kelis mėnesius, kartais ir pusę metų ir metus, kol atrenkam, kas tinka, ypač tom jautresnėm moterim. Tai reikia šiek tiek kantrybės ir žinių. Tai mano tikslas ir yra tas žinias skleisti. Bet tikrai jos nereikia bijoti ir hormonas, baigim tuos mitus su tuo vėžiu ir tikrai galim padaryti labai daug ir bendradarbiaujant, ypač gal pabaigojim, norėčiau paliesti tą temą, tai ar čia depresija, ar ta menopauzė ir kaip atpažint, tai kartais, ypač jeigu prasidėjo tie pokyčiai perimenopauzė ir menopauzė, yra gan teisinga pradėti gydymą nuo pakaitinės hormonų terapijos ir didžiai daliai tas padės, o jei nepadėjo, tada aišku galima ir antidepresantus, bent jau čia iš mano kaip ginekologo pusės. Tai klientas jo kaip padėja, tai iš mūsų ir netgi tai yra tas aukso standartas, kad pakaitinė hormonų terapija, tom nerimo ir depresijos, tie visiems simptomam, nuotaikų kaitom turi būti pirmo pasirinkimo, jeigu grinai susijęs su tuo laikotarpiu. Aišku, jeigu ateina iš anksčiau ir aišku, geriausia tai yra bendradarbiavimas ir įvertinti ir iš jūsų pusės ir iš mūsų, bet tikrai galima pradėti nuo pakaitinės hormonų terapijos ir pirmieji efektai jau pasimato kartais per pirmas kelias savaitės, kartais vertinam po 3 mėnesių, jeigu dar nepakankamai, dar galima dozę keisti ir vėl vertinam kas 3 mėnesius, bet tikrai tas efektas gan greitai jisai pasimatys, jeigu tai yra susijęs su tais hormonais. Klausau, taip žinot, ir man taip gera, galvoju, tai ne mes vieni laukiame efekto 2-3 mėnesius. Pasirodo, menopauzės specialistai, jūs irgi esate išmokinti būti kantrus ir kur man norisi paantrinti, kad tą, ką jūs sakot, sveika gyvensena, mitybos įpročiai, viskas yra labai tvarkoj, bet kartais kreipiasi moteris į mus taip blogai besijaučiančios, kad jos neturi jėgų niekam. Ką tada aš sakau? Pradėkim nuo vaistų, pradėkim nuo psichiatrijos. Va, kaip jūs sakot, kad paskyrus hormonų terapiją tikrai psichiatrinė simptomatika, jinai redukuosis, išnyks, sumažės, bet jos neateina iki jūsų. Ne? Tai kur mūsų yra darbas? Pagydyti tiek, kad tu taptum pajėgus imti visą sekančią pagalbą. Ir tą, ką aš girdžiu iš jūsų, man jau
gryninasi tas toksai praktinis aspektas, kad gydant kartu, psichiatrinis gydymas jisai bus mažesnių dozių, tikėtina, geriau toleruojamas, labai tikėtina ir žymiai labiau su pabaiga. Kur kartais pyksta žmonės, nueik pas psichiatrą, tai jau visą gyvenimą. Kartais taip, kartais ne. Bet kodėl mes negalim baigti gydymo, kad kartais mes tiesiog savo vaistais užslopinam simptomą, kuris yra hormoniškai provokuotas. Ir tik mes nuėmam vaistus ir vėl ta pati simptomatika. Dabar labai iškilo man keli klinikiniai kelios moteris mano gydytos, kurios jau senai menopauzėje. Ir jos skundžiasi, klimaksiniai dalykai, vajetau nebegaliu, tas karštis, tos naktis. Ir taip klausau, ir kitaip klausau, kad tikrai nebeturėtų jau būti, jau menopauzė įvykusi 5 metai. Pasiskiriam antidepresantą, visi klimakterinio laikotarpio simptomai išnyksta. Gerai, pasigydom, kantriai, metus 2. Tik aš nutraukiu antidepresantą, visiškai perimenopauziniai nusiskundimai, bet tik jie, jokios psichiatrijos. Tai dabar klausau jūsų ir man peršasi mintis, tai aš laikau pridengtą simptomą, o dėl trūkumo hormonų, vos tik aš nutraukiu antidepresinį gydymą, vėl turim tą patį dalyką. Iš etiologinios jau čia beveik galim rasti, kur višta, kur kiaušinis. Tikrai taip ir tikriausiai tuo atveju parinkus teisingą tą pakaitinę hormonų terapiją ir pakaitinė hormonų terapija, tos dozės iš tikrųjų yra labai mažos palyginus, kiek mes hormonų gaminam, kol dar mums yra mėnesinės. Tai tos dozės yra visiškai minimalios ir net mažesnės negu kontraceptikuose yra. Tai jų tikrai nereikia bijoti. Aišku, moterys, pavyzdžiui, kurios turėjo krūties vėžį ir negali ar nenori pakaitinės hormonų terapijos, tai va tie antidepresantai, nes yra tam tikri antidepresantai, kurie padeda su menopauzės simptomais ir karščio bangom, tai kartais paskiriama tų antidepresantų ar tam tikrų kitų medikamentų nehormoninių padėti su tais simptomais, bet dėl to, kad negalima pakaitinės. Bet kai galima pakaitinę hormonų terapiją, tai tikrai yra daug saugiau, daug mažiau šalutinių efektų ir daug daugiau naudos organizmui bendrai, atstačius tą hormonų foną, atstačius tos hormonus ir tada, nes antidepresantai jie turi ir savo šalutinius reiškinius ir gali kitus dalykus paveikti. Tai tikrai, kai galim tą mažesnės rizikos gydymą paskirti, tikrai turėtume. Labai savo keliu tą tokią užduotį, kaip į mane kreipiasi, ypač pirmą kartą atvykstantis žmonės, gydymas turi pradžią, turi turėti ir pabaigą. Bet kartais tos pabaigos negali padaryti, nes tai ne tavo sritis yra, ne? Pasirodo, kad tu dirbai labai stipriai, labai gerai, bet apie simptomą. Tai tą pabaigą kartu galim padaryti. Taip. Tada reikia ir daryti viską. Taip, aišku, dar kitas klausimas, tada klausti, kiek man tą pakaitinę hormonų terapiją tęst. Tai atsakymas yra gan paprastas. Tai galima, jeigu neatsiranda jokių kitų sveikatos problemų, šiaip galima ją tęsti ir visą gyvenimą, nes tie hormonai, jie ir kaulam, ir raumenim, ir smegenim, ir daugam gerai, bet nebūtina. Galima pavartojus kelis metus nutraukti ir pažiūrėti, ar tie simptomai grįžo ar ne. Ir jeigu jie grįžo ir vėl bando ten tave paveikti, galima toliau tęsti. Bet šiaip galima ją nutraukti ir po kelių metų, ar kartais ir po metų, ir po 2 moterys aš noriu pažiūrėti, ar čia jau man baigėsi. Viskas tvarkoja, bet tikrai, kai seniau būdavo nedaugiau ten 5 ar nedaugiau 10 metų, tokios nebėra rekomendacijos. Pakaitinė, jeigu sveikata leidžia, neatsirado jokių kitų priežasčių, dėl ko negalima skirti, tai galima tęsti, kad ir visą gyvenimą. Ir dar noriu paminėti tokį dalyką kaip vietiniai estrogenai. Tai yra estrogenai skiriami į makštį. Tai pakaitinė ta hormonų terapija, apie kurią šiaip kalbam, tai yra sisteminė. Tai arba tabletės, arba gelis, pleistras, purškalas. Tai veikia visą organizmą. O vietiniai estrogenai, tai į makštį dedamos žvakutės arba tepaliukai, jie gali padėti makšties simptomam. Ir jie neabsorbuojami į sistemą. Tai netgi moterys, kurios turėjo krūties vėžį, tie makštiniai estrogenai gali padėti makštiesiems, dėl ko kalbu dabar su psichiatru apie makštį ir šlapimo pūslę. Labai dažnai viena iš tų, kur sakiau, simptomai, kai kurie tik blogėja,
Tai ypač šlapimo pūslės simptomai, dirglumas, šlapimo pūslės uždegimai pasikartojantys, makšties sausumas, jautrumas, skausmas lytinių santykių metu. Kartais net pasidaro taip jautru, kad jos negali apsirengti ir kelnaitės dirgina. Miegas labai sutrinka, nes ten taip dirgina, kad jos miegoti negali. Tada visa psichiatrija tai kartais. Ir kad nebūtų per paprasta, prijunkim psichiatriją ir psichologiją. O kur santykiai, o kur meilė, o kur intimumas, o kur bijau, nebijau, noriu, nenoriu ir kaip tai išsireiškia, ne? Tai jau jeigu psichiatrijos neatsitiko vien iš šitų dalykų, kas moteriai reikia išgyventi, tai tikrai atsitiks. Jo, tai įeis į santykius. Taip, tai santykiai labai stipriai ir tikrai moterys dažnai ateina vien dėl to, kad santykiai byra ir ant skyrybų ribos ir negali turėti santykių, nes skausminga, jom yra nemalonu, jos tada atsisako turėti santykius su vyru, vyras pyksta arba nesupranta, kas čia darosi, dar prideda nuotaikų kaitas visas. Tai noriu tik tai pasakyti, kad kartais net paskyrus tiesiog tos vietinius estrogenus, tas žvakutes ar tą pasikeičia jų gyvenimo kokybė visiškai. Ir atrodo toks paprastas dalykas, bet jau vietiniai estrogenai tai tikrai jau visam gyvenimui ir jie nesukelia visiškai jokių papildomų rizikų. Sakau, net moterys, kurios yra turėję krūties vėžį, gali labai saugiai naudoti nes vietiniai estrogenai neabsorbuojami, jie nepatenka į kraują jokiais dideliais kiekiais ar visiškai tas hormonų kiekis kraujyje išlieka minimalus. Tai yra labai labai saugus ir toks efektyvus. Moterys, sakau, jos išsimiega, jos gali turėti santykius, sumažėja šlapimo takų infekcijų, kur kartais jos ant antibiotikų ir pakartotinų, kur jom tiesiog reikia estrogeno, kad tą šlapimo pūslę paremti. Šlapimo pūslė irgi turi daug estrogenų receptorių ir be estrogenų išplonėja, sujautrėja, daugiau ten tų infekcijų. Netgi urosepsis jos numiršta nuo sepsio, nuo infekcijos, o galėtume paskirti tiesiog tą estrogeną į makštį. Toks atrodo paprastas dalykas, bet moterys dažnai net nepasako tų simptomų. Aišku, psichologinės problemos, karščio bangos, ten dar kažkas pamiršta apie tą. Arba nepagalvoja, o gydytojas ar specialistas nepaklausė ir nesusijam, kad iš tikrųjų paskyrus tokį paprastą ten tepaliuką, kuris pigus, paprastas ir pirmas porą savaičių ten kas naktį, o paskui 2 kartai per savaitę palaikomoji dozė kuo ilgiau. Ir išsprendžia tokias didelės problemas, toks mažas dalykiukas. Tai tą labai irgi noriu akcentuoti, kad nepamirštam ir to zonos, ir tų lytiniai santykiai irgi labai svarbu, ir nuotaikai, ir psichologijai, visai kaip yra svarbu, tai ir to nepamirštam. Taip, kalba. Iš tikrųjų, aš taip ir laidai ruošiantis, aš gau tarpe 40 ir 50, 55 netgi, ne? Kiek daug psichologinių momentų vyksta moters gyvenime. Visi įmanomi. Tavo vaikai tampa paaugliais, tu su jais išgyveni jų paauglystę. Tuo pačiu jie užauga ir palieka lizdą ir turim tuščio lizdo sindromą ir santyki su savimi, vienišumu ir kuo tik nori. Tai vaikų aspektas, partnerystės aspektas. Mes išlaikom arba neišlaikom santuokas šitam laikė, ne? Tampam įdomus, mažiau įdomus vieni kitiem. Vyrų krizės, ne? Šiandien mes ne apie vyrus, bet poroje tai irgi, ne? Moteris savo ciklą gyvena, vyras savo ciklą. Kiek daug moteriai reikia išminties, jėgų, žinių, ne, viską tą suintegruoti. Profesiniai dalykai, vėl tarpe 40-50, vienos pasiekė, ko norėjo, kitos nepasiekė. Skirtingos jėgos reikia visą tai išlaikyti. Turim skirtingą energiją jau šitam laikė, o lyg visuomenė projektuoja, dar tu būk savo geriausiam variante. Kūno momentai, besikeičiantis kūnas, veidas, raukšlės pirmosios ir jau ne pirmosios. Čia yra labai daug visko. Ir kažkaip tai aš pagalvojau, kad jeigu kažkur galima sau suteikti pagalbą, kodėlgi to nedaryti? Būtent, tikrai taip. Ir gal noriu paantrinti, aišku, labai teisingai apibrėžėt, kiek daug pokyčių vyksta. Ir kartais moterys ir vis dar ir visuomeniais, ir tarp moterių yra ta stigma menopauzė, tai viskas aš jau sena, nurašyta. Ir tikrai, jeigu yra tie simptomai, tai
žinom, kad 10%, 1 iš 10 moterų tiesiog meta darbą dėl to, kad nepaveža. Tiek daug. 1 iš 10 moterų meta darbą dėl su menopauze susijusių simptomų. 40% išeina ant ilgalaikių nedarbingumų ir dažniausiai tą paslepia po kažkokiais kitais simptomais, nes pasakyti, kad čia dėl karščio bangų ir menopauzės, tai stigma, kaip į tave žiūrės. Dar 1 iš 10 neina pareigų aukštinimo ar nekeičia darbo, nes galvoja, kad nepajėgs, tos smegenys nebeveikia, tiesiog užsilieka. Tai paveikia moteris ekonomiškai ir tas gyvenimo tikslas, tai kaip psichologiškai sunku tą. Taip. Tai tas ir dėl to svarbu žinot, kad yra tų pagalbos būdų ir kaip savo padėti ir tas, kaip sakau, sveikos gyvensenos, tai visi dalykai, apie kuriuos aš kalbu ir kas mane žino, tikrai tą bandai, gal tai labai daug galima. 40% moterų vien su gyvensenos pokyčiais gali tų simptomų atsikratyti. Tai aš tikrai nenoriu jų nurašyti ir sakyti, kad visos dabar turėtų pakaitinę hormonų terapiją. Tai visą laiką svarbu ir tos gyvensenos, bet kartais, kad prie to prieit, reikia ir tos pakaitinės, ar tos psichologinės pagalbos, ar tų antidepresantų, kad jos turėtų jėgų įgyvendinti tuos naujus pokyčius. Tai kitas dalykas, nenoriu, kad moterys bijotų tos menopauzės ir galvotų, kad čia jau viskas aš pasenau, tai menopauzė taip, tai yra gyvenimo pokytis, bet tokia kaip iniciacija į tą naują gyvenimo etapą, kuris gali būti labai gražus, turi daug laisvių, jau vaikai užauginti, save labiau pažįstam, žinom, ko norim ir visai kitaip galim tą etapą ir drąsiai. Tai tas menopauzė kartais ateina šiek tiek su gedėjimu, kad jau baigėsi tas jaunas amžius ir va tos raukšlės ar kažkas, bet kartu turim žiūrėti kaip su tokiu užsidegimu, kad tai yra tiesiog pradžia naujo etapo irgi taip, tai yra gedėjimas, bet kartu ir pradžia naujo etapo, labai gražaus etapo, kur tikrai jeigu skiriam savo laiko ir žinom, kaip savo padėti, galim labai daug nuveikti ir tą gyvenimo tikslą per naują atrasti, moterų labai nemažai ir keičia. Tai čia yra pokyčių laikas. Pokyčių laikas labai stiprus. Iš brandos ateinančių pokyčių, kas man būna labai gražu, aš kartais taip konsultacijai sėdžiu ir klausau iš to gražumo. Kokį pokytį padaro moteris. Ir aš turiu tokią darbinę frazę, šiandien irgi galiu pasidarinti. Pati geriausia liga, kurią galite susirgti, tai ir yra depresija. Be jokios ironijos, nes jinai nerodo nieko blogo. Jinai kviečia atsisukti į save. Ir kartais depresijos fone moteris padaro tokį pokytį, kad aš joms pavydžiu, aš nepavydžiu joms depresijos, bet aš joms pavydžiu to savęs atradimo. Ir dabar tą, ką girdžiu, tikrai dar labiau, gal net lengviau ir paprasčiau būtų galima tą daryti, einant prie to kompleksiškai, suteikiant savo pagalbą. Tebūnie gal reikia to antidepresantų, tebūnie gal man reikia pralankyti psichoterapijos metus ir 2 ir 3, bet jeigu aš pridėsiu to, ko iš gamtos nebegaunu, dar visai reikia, tai labiau viskas vyks. Tai tas pokytis man tai yra ta gražioji mūsų darbo dalis, kai tu su žmogum išbūni gedėjimą, išbūni liūdėsį, skausmą ir pavyksta pamatyti, kad vau, keičia profesijas, renkasi kitas partnerystės, džiaugiasi vaikais, įsiprasmina arba paleidžia karjerą. Labai, labai įdomu dirbti psichiatru. Ir tikrai labai smagu matyti tos pokyčius. Tai aišku, mes čia kalbėjom depresijos ir viso kita, karščio bangos ir atrodo skamba baisiai, bet tikrai tas etapas iš jį perėjus ir žinant, kaip jį suvaldyti, dar lengviau jį galima pereiti ir paskui įžengiam į tą naują etapą, kur galim savim pasitikim, savim pažįstam, turim drąsos ir resursų galų gale ir patirties padaryti kažką didelio, pasidalinti patirtim su kitais ir tai labai gražus etapas, tai tiesiog noriu pasakyti, kad nereikia jo bijoti, reikia kalbėti ir su draugėm, mamom, tetom, močiutėm ir visko, ko galim, nereikia bijotos menopauzės. Aš net ir norėjau, Dovilė, pabaigai uždėti tą tokį akcentą, nes mes vis kalbam čia ligos, paskui. O kas gero iš šito etapo? Kas taip jau dabar įėjom beveik į tą temą? Pasakykit, prašau, aš iš savo psichiatrinės pusės pasakiau, kad man labai gera su moterim išgyventi jų tą pokyčių etapą, nepaisant to, kad jis ateina kartais per ligą. Kaip jūs tą? Tai pirmiausia, tas amžėjimas, kaip kartais irgi ateina su stigma, tai yra privilegija. Mes
Amžiem vadinasi ilgai gyvenam, daug patirčių ir ta kiekviena diena yra dovana. Tai tas amžėjimas, aš irgi seniau galvoju, Jėzaus, kaip čia pasensiu, ir ypač kai tu esi jaunas, galvotis 30-40 metų, o jau teta jau. Taip, aš tą girdžiu iš savo vaikų, kad nuo kada senas. Ja. Ir tas pasikeičia supratimas ir aš kuo toliau, ir kadangi aš dirbu daug su moterių su menopauze ir matau, kaip jos mėgaujasi tuo gyvenimu ir atsiranda tie nauji santykiai ir tos resursų turėjimas ir kitokių dalykų galima pabandyti ir jos keliauja ir bendrauja ir tą savo tikslą atranda ir dalinasi patirtim ir kiek daug laimės aš juose matausi ir toks įkvėpimas ir atrodo, kad aš noriu tam amžiai būti ir mėnesinių nebėra, nereikia galvoti apie tos dalykus, apie nėštumą nebereikia galvoti. Lytiniai santykiai, tai daug moterų sako, daug geresni lytiniai santykiai, aš pagaliau iš tikrųjų mėgaujuosi ir tas seksas daug geresnis negu aš, kai buvau jauna, nes pasidatas kūno, kai mes jaunos, o čia biški daugiau turėjo baliuko, čia celiulitas, tai tokios self-conscious o tam amžiui tu pasitikė, priimi tą savo kūną, tai toks, koks jis yra. Ir sekso metu tu žinai, kas tau patinka, tu gali pasakyti, tu esi drąsesnė ir tuo seksu mėgausi labiau. Viena 90 metė, mano turėjau 2 boyfriendus ir labai geras gyvenimas buvo. Tai kodėl ne? Aišku, su naujais partneriais pagalvojam apie lytiškai plintančias infekcijas. Čia iš medicinės pusės, tai prezervatyvų nepamirštam, kol ten neišsitestavom ar patikim ar ne, bet tiesiog tas pilnas gyvenimas ir jisai gali būti labai pilnas ir aš matau tas ir ypač, kai pagerėja tie simptomai ir jos jau gali, ir jos eina su draugėm į koncertus ir keliauja ir tie santykiai ir darbas ir tas atiduot visuomeniai, tas toksai savo tos išminties, taip gali būti toks pilnas etapas ir jisai dažnai yra, jeigu mes tik savo atleidžiam ir paleidžiam tą savo jaunystę ar kažką, bet įžengiam į tą brandą, į tą tokį labai nuostabų pilną etapą ir labai sąmoningai ir tas menopauzė kartais, kaip sako, depresija geriausias dalykas, tai menopauzė irgi gali būti geriausias dalykas, kas tau įvyko, nes tave organizmas priverčia sustoti ir pamastyti, ko tau reikia, ko tavo kūnai reikia. Nieko blogo nesako. Atsisuk, nustok, duot vaikam, duok vyrui ar darbui, sustok ir pasižiūrėk į save, ko tau reikia. Tau reikia ir tos mitybos, ar sporto kažkokio, ar judesio, tiesiog galima rasti, kas tau patinka tikrai. Gal kažkokie papildai, gal kažką, bet tiesiog atsižvelk į save, ko tau reikia. Gal tai bus terapija, gal tai bus hormonų terapija. Tai gal abi. Ir tikrai dažnai labai svarbu, kad tas kompleksiškai, bet tiesiog sustot, pasižiūrėti, ko tau reikia, gal užtruks kelis mėnesius ar ten porą, 2-3 metus suras, ko tau reikia, bet paskui tu įsivaizduok, kiti 20, 30, 40 metų moteris praleidžia minimum 30% savo gyvenimo menopauzėj ir kuo ilgiau gyvenam, tuo daugiau toj menopauzėj būnam, tai tie kiti 30-40 metų ant to bus ir pastatyti. Tai ta menopauzė, tai sustok, pažiūrėk į save, sukurk tą bazę stiprią ir paskui iššauk į tą naują gyvenimo etapą pilną, su geru seksu ir pilno džiaugsmo, patirčių ir su gyvenimo tikslu ir jų gyvendinimais. Tikrai labai gražus tas etapas. Dovilė, labai ačiū už pokalbį. Tikrai labai su tokiu ir profesiniu, ir asmeniniu nekantrumu jūsų laukiau. Aš tampu pakaitinės hormonų terapijos vėliavnešys. Ačiū labai. Aš savo žmonėm kartais sakau, pamatėt, kaip antidepresantai grąžino kokybę, dabar jūs tampate vėliavnešys. Patys žinokit ir kitiem pasakykit. Tai aš tampu jūsų terapijų vėliavnešys. Tikiuosi, kad ir jūs išgirdote kažkokių tai nuomonių ir požiūrių. Labai ačiū, kad pasidalinot ir savo patirtim, nes kartais mes kaip ginekologai ir ypač toj menopauzėj, kai tu dirbi, čia tie antidepresantai, čia reikia pakaitinės, taip kartais irgi nurašai, tai labai buvo smagu iš jūsų pusės išgirsti ir iš tikrųjų kaip kartais naudinga ir tikrai galiu pripažinti, kad kai kuriom pacientės ateina, sako, aš bet antidepresantų, aš neturėčiau jėgų niekam kitam. Tai tikrai nėra gal pirmo pasirinkimo mano kaip iš ginekologinės pusės, bet tikrai yra svarbi
kita dalis, psichologinė pagalba ir kartais antidepresantai turi tikrai svarbę vietą tam visam. Tai labai ačiū, kad pasidalinot savo patirtim, labai smagu, bet aš irgi iš to pokalbio labai laukiu ir taip gera rasti tą bendrą tą vaizdą, kaip tom, ir man atrodo, ir moterim labai smagu išgirsti, kad yra įvairių būdų, kaip savo padėti ir nėra čia, kad viskas tavo galvoj ir dabar tau čia visas būk stipri. O Jėzus, jau tas būk stipri, čia tau amžius, tik pakentiek ir praeis, tai tie, kas išgirstot pas savo sveikatos specialistą, uždaro duris ir einant pas tą, kuris jūsų išklausys ir nepasakys, kad čia viskas tavo tik galvoj. Ateikite pas specialistus, kurie nėra stiprus, kurie yra jautrus. Gal aš tą tokį pabaigai uždėčiau akcentą. Labai gražu. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums, Dovilė. Iki visų sekančių kartų. Ačiū, iki. Iki.